Sveiki bičiuliai, šiandien tokia nuostabi pavasariška diena ir beinant Lietuvos pajūriu, kažkur dar gal ir matosi jūra, kyla įvairios mintis ir šį kartą noriu pasidalinti apie įsilaisvinimą nuo santykio, apie įsilaisvinimą nuo įvairių kitų gyvenimo situacijų, prie kurių mes labai dažnai esame prisirišę. Tai pirmas dalykas, kuris veda mus į įsilaisvinimą, tai yra nusivylimas. Ir iš pažiūros galbūt skamba taip paradoksaliai, nes nusivylimas nesisieja mums su kažkokiais tai teigiamais patyrimais, priešingai su labai tokiom sunkiom emocijom, bet tada, kai mes nusiviliam santykių, kai mes nusiviliam kažkokią tai situaciją, prie kurios buvom prisirišę, kuriai iki tol jautėme susižavėjimą, tada atsiranda kelias į atsikerėjimą. Tai yra, mes pradedam matyti situaciją, santykį tokį, koks jis iš tiesų yra, o ne tokį, kokį mes galbūt buvom susikūrę savo iliuzijoj, arba tam tikrais atvejais, tarkime, aistros etapais, įsimylėjimo etapais didelį vaidmenį taip pat atlieka ir hormono veikla. Kai mes atsikeriam nuo žmogaus, nuo situacijos, tada atsiranda kelias į įsilaisvinimą. Ir tuo metu mes galiausiai praregim ir tik tai tuo metu mes galim priimti teisingus sprendimus savo gyvenime. Nes iki tol, kai mes būname apkerėti, tada priimti kažkokius tai adekvačius sprendimus yra praktiškai neįmanoma. Tai šiandien tiek ir iki kitų kartų.